Tai laba diena visiems, čia susitikus mūsų erdvėje. Labą dieną mano laidai, kuri išeina antrą kartą, Coachingo TV. Ir laidos pavadinimas labai man patinka, tai yra gyvenimo pasirinkimai. Ir šiandieną mano laidoje yra labai mielas, man artimas, pažįstamas žmogus Inga Saukienė. Jinai yra ne šiaip žmogus, yra žmogus su labai gražia, labai įdomia patirtimi, su labai įdomia istorija, neuroedukatorė, integruotos kūno ir judesio terapijos praktikė. Ir Ingute, aš tave pakviesiu, tarp kitko, pačiai prisistatyti plačiau apie save, kas tu esi, nes aš žinau, kad tavo ir kelionė, ir tavo gyvenimo siekiai yra labai platus, labai dideli. Tai jeigu galima. Labas, Inga. Smagu tave matyti. Dėkui tau už tokį gražų pristatymą, tokį šiltą. Man irgi noriu su visais pasisveikinti, sveiki ir pasakyti tą patį, kad Inga man irgi yra pažįstamas žmogus, artimas žmogus, šiltas žmogus ir labai gera su tavim kalbėtis. Apie tos pristatymus, tai aš nuolat visada pati pasimetu, kai man reikia save pristatyti, nes gaunasi daug tų regalijų. Iš esmės taip, esu neuroedukatorė lektorė, kuri rengia neuroedukatorių mokymus. Esu dar toks terminas neuropraktikė, tai yra individualiai konsultuoju pagal neuroedukacijos metodiką žmonės. Esu taip pat jau trečius metus integruotos kūno ir judesio terapijos praktikė. Šiemet pabaigsiu mokslus. Ir antrus metus studijuoju Vilniaus universitete šokio judesio terapiją. Irgi tikiuosi šiemet pabaigti šitos mokslus. Ir realiai visas tas virsmas įvyko per 5 metus, kai irgi galvojau apie laidą, išsitraukiau dokumentus, kad aš praėjau tos pirmosius mokymus savo neuroedukacijos ir buvo toksai nustebimas, kad 5 metai atrodo kaip 5 dešimtmečiai. O iš tikrųjų, žinai, tikrai 5 metai kaip ir nedaug, jeigu taip skaičiuojam 5 metai, nu kas vaiko amžiumi, ne 5 metai, nu kaip ir nedaug, dar į mokyklą netgi neina. Bet iš tikrųjų kitą kartą 5 metai būna toks virsmas gyvenimo pokytyje, ane, vat, pasirinkimų, to įvairovėje, ką tu renkiesi, kur išeini, ką gyveni, su kuo bendrauji. Iš tikrųjų, tai tu man irgi apie tai labai stipriai, kai aš girdėjau tavo istoriją, tai mane labai suintrigavo iš tikrųjų ir, nesakyčiau, gal privertė ir pamastyti. Vat apie tavo tą pasirinkimą ir labai man atliepia, žinai, va tas pasakojimas, nuo ko tu pradėjai, kur tu buvai, kas tu buvai, kokius žingsnelius pradėjai daryti, einant link savo to laimingo, gal sakyčiau, gyvenimo, ne, atrasto naujo gyvenimo. Tai labai įdomu būtų sužinoti, Inga, daugiau apie tai, kas tave vedė link to. Mano pirmoji profesija yra žurnalistika. Atsidūriau joje, kalbant apie visai pradžių pradžią, nu, visiškai atsitiktinai, tarsi. Visada galvojau apie tiksliuosius mokslus, kai mokiausi mokykloje, netgi ruošiausi stoti į mediciną ir norėjau tapti psichiatrę. Tai va, nu ne taip toli, nenuėjai. Iš tiesų, nesenai tik suvokiau, kad apsisuko ratas, apsisuko ne 5 metų, o 5 dešimtmečių vos ne ratas, kad aš vėl atsidūriau medicinos fakultete, tik kitam amplua.
Taip, bet iš esmės taip, aš visiškai buvau užtikrinta, aš netgi mokiausi pas korepetitorius chemijos, kuri man sunkiai sekėsi. Ir mūsų mokykloje atėjo praktikantai iš filologijos fakulteto, jie buvo labai faini ir aš atsidūriau filologijos fakultete. Taip kad mano pirmasis išsilavinimas yra humanitarinis. Tada aš atsidūriau žurnalistikoje ir pradėjau kuruoti sveikatos temas. Tai va, vis tiek viskas šalia, ne? Visada Taip, šalia tavęs taip, visa taip. tai buvo. Ir atrodo, tikrai nedariau kažkokių tai specialių pasirinkimų, tarsi viskas atsirasdavo natūraliai, tarsi netyčia, tarsi viskas netyčia. Ir po kurio laiko žurnalistika mane labai ilgai vežė, aš labai stengiausi pasiekti tam tikras žiniasklaidos priemonės, juose dirbti ir man pavykdavo tai. Aš norėjau būti tikrai gera žurnalistė, aš ją tapau, dalyvaudavau konkursuose, juos laimėdavau. Ir po kurio laiko kažkas taip atsitiko, kad supratau, kad aš save realizavau. Nes temos kartojasi, ratai sukasi sezonais dažnai. Ir atrodo, aš jau N kartų apie tai rašiau ir jau nežinau, ką dar naujo. Jau atrodo, aš kalbinu žmogų ir galėčiau pati už jį parašyti, ką jisai pasakys. Jo. Ir tas toks jausmas buvo ir labai patikdavo kalbinti žmonių istorijas, kurie staiga pakeitė kardinaliai gyvenimą. Ir man tai būdavo, wow, toksai, vat, jie tai leido savo, jie tai išdryso ir jie pasakodavo, tarkim, net apie savo verslus, kaip tenai tikrai daug pastangų reikia dėti, kaip jie dirba dieną naktį, bet jie pasakodavo taip užsidegę, nes kaip apie savo gyvenimą, tai tapdavo jų hobi, nes jie hobi paversdavo savo darbo ir man tas atrodydavo taip labai gražu, labai įkvepiančiai. Bet labai tarsi ne man. Nu, vad jie sugebėjo, o aš tai ne. Nu, aš tai ne. Aš galiu tik samdomą darbą dirbti. Ir va tas, va kažkaip tai visada man būdavo smagu jų pabūti apsupti, nu, va to jų energijoje pabūti, jų mąstymo modelyje. Ir dar po kurio laiko aš pradėjau jausti, kad kai aš atsidurdavau vietose, kur yra dirbama su žmonėm, ar terapijos kažkokios, ar kažkokios pagalbos, va, tarkim, reabilitacijos centrai priklausomiems žmonėm, taip, tai yra su psichikos sveikata, kas susiję. Man irgi kartais ateidavo tokie šiurpuliukai, kad, nu, toks tiesos momentas, kad tai yra tai, kas yra, nu, vat, skamba galbūt labai taip pretenzingai, labai taip aukšto materijom, bet, nu, kas yra mano pašaukimas iš tiesų. Ką aš turėčiau daryti ir ką aš galbūt sugebėčiau daryti. Ir pabūdavo tą būseną, aš ten tie šiurpuliukai pabūdavo, aš grįždavau savo rutiną ir grįždavau savo rutiną. Tai yra, nu, yra įdirbis, nėra laiko mokytis, nėra pinigų, nėra, nieko nėra, taip? Tai yra, kad, nu, tiesiog aš turiu daryti tai, ką turiu. Ir galiausiai, nu, vis tiek, kad tas nepasitenkinimas grįždavo, vis grįždavo. Ir irgi iš profesinės pusės susipažinau su Marija Mendelė Leliubienė, tiesiog dariau interviu su ja apie jos gyvenimą, kuris irgi yra labai toks tikrai įspūdingas ir labai mane įkvepia. Ir ji pasakoja apie tai, kaip jinai sukūrė neuroedukacijos metodiką, kaip jinai dirbo su vaikais, kuriem niekas jau nebegalėjo padėti ir kaip daugybė vaikų jinai išgelbėjo nuo savižudybių. Ir kažkaip va, tas man taip atrodė labai irgi prasminga, bet va, tiesiog aš buvau va, taip tarsi šalia. Ir vieną kartą gavau tiesiog pakvietimą, o gal tu nori ateiti mokymus?
Galvoju, nežinau, ar noriu. Bet jeigu jau visada mane taip vat kviečia, galvoju, gal reikia neatsisakyti. Ir aš nuėjau. Ir nebuvo tai lengvi mokymai, tai buvo 10 dienų intensyvas, nuo ryto iki vakaro, apie save, gilinimasis į tuos užkabarius, kurių nesinori matyti, nepatogus klausimai, įvairios provokacijos gal net. Ir tai iš esmės paliko tokį perversmą, kad po tų mokymų staiga aš pradėjau galvoti, kad tai, kas buvo neįmanoma, gali būti visai įmanoma. Nes tarsi man atrodė, kad tam, kad pradėtum dirbti su žmonėm, reikia, nu, vat, kaip universitetinis išsilavinimas, mokytis ten N metų, turėti praktiką ir tada tik tu galėsi pradėti dirbti. Ir staiga sako, vat, po 10 dienų tu gali dirbti. Nu, tas skamba taip trupučiuką baimingai, taip atrodo, nelabai galbūt galiu dirbti. Tačiau pagalvojau, nu kodėl ne? Taip. Ir nors iš tiesų iš pradžių sakiau, kad kai aš atėjau mokymus, kad aš tikrai nedirbsiu, čia aš atėjau tik dėl savęs. Čia kažkada padariau tokį reelsą netgi, mano niekada, kurie neišsipildė. Tai vienas buvo iš tų niekada, kad niekada nedirbsiu. Ir taip gavosi, kad pradėjau dirbti su grupėmis iš pradžių. Tuomet pabaigiau kitus mokymus, kurie davė kompetenciją dirbti, pradėti dirbti individualiai. Irgi sakiau, ne, tai aš tai nedirbsiu, nes prisilies prie žmogaus tai yra labai, nu, labai yra atsakinga iš tiesų. Irgi pradėjau dirbti po kurio laiko. Negaliu sakyti, kad nebuvo baimės. Būdavo didžiulės baimės ir prieš grupės, ir prieš kiekvieną konsultaciją pradžioje. Tiesiog vos ne iki panikos atakų, kad aš tikrai ir sugebėsiu, ar kažką duosiu tam žmogui. Tai toksai atlindo visi tie savęs nuvertinimo mechanizmai po to. Va, ir va taip va pradėjau judėti, pabaigiau dar 3 mokymus. Kai pradėjau, irgi sakiau, jau mokymų tai niekada nemesiu, bet jau 2 pravedžiau. Ir va šitoj kelioniai kažkada, kažkuriam momente suvokiau, kad, nu gerai, aš dirbu su emocijom, dirbu su savo mintim, bet pajaučiau, kad aš neturiu kūno. Nu, atėjo toks jausmas, neturiu kūno, aš jo nejaučiu, arba jisai užsispaudęs ir tai, kas įvyksta viduje, tarsi labai sunkiai išsireiškia gyvenime. Ir dėl to pradėjau galvoti, o kur aš galėčiau gauti savo, vat, būtent darbo su kūno patirtį. Taip atsidūriau integruotos kūno ir judesio terapijoje. Dar po metų, taip, dar po metų irgi kažkaip tai nuėjau į šokio judesio terapijos seminarus ir ten prasisprendžiau labai daug irgi tokių dalykų, kur atrodydavo, sprendžiu metais kažkokias savo situacijas ir tarsi niekas nesikeičia. O tenai taip viskas lengvai, paprastai, per vieną pratimą paprastas, taiga suvokimai ateina. Ir va taip aš atsidūriau Vilniaus universitete menų terapijos magistro studijose ir pradėjau studijuoti šokio judesio terapiją. Tai dabar, vat, net kai man reikia įvardinti tai, kas tu esi, yra labai sudėtinga pasakyti, kas aš esu, nes tarsi aš esu ir tas, ir tas, ir tas, ir dabar šiuo metu mano kelionė yra visą tai suintegruoti. Taip, Kad labai gautųsi čia. kažkas, kas pagaliau, kad tai, kai mes mokomės, mes dažnai mokomės iš savo mokytojų, tiesa. Ir mes labai norim mėgdžioti juos, būti panašus. Ir kartais yra baimė, o aš taip niekada nesugebėsiu kaip tas mano mokytojas. Taip?
Ir dabar kažkaip man nusiėmė visą tai. Aš noriu tiesiog būti ta Inga ir kažkaip tai eiti keliu kaip Inga, dirbti kaip Inga. Kaip smagu klausyti savo vardą atsišaukiant. Inga. Ja, aš visada sakau, Inga protinga, išmintinga ir taip toliau. Man labai graži tavo istorija. Aš taip tik tai klausausi ir galvoju, iš tikrųjų, tie 5 metai tokie gauna, žinai, tavo gyvenime didesni nei tie turbūt 45. Nes ten tu pasakoji, palikdama tokį, nu, kažkokį braižiuką, bet kažkas ten buvo, kažkas. Ir po to, žinai, tie 5 metai tokie jau, wow, tokie dideli labai apie žmogų, vat, apie santykį, apie pažinimą, apie save, apie kitus žmonės. Ir iš tikrųjų galvoju, tavo istorija galbūt netgi įkvėps irgi kitus, vat, kaip įeiti į tą kažkokį, atrasti savo kelionę, galbūt taip sakykime, nebūtinai ten su sąmoningumu susijęta, bet kaip atrasti. Ir vat, galima teikti, kad tu atradai savo kelią per kitų istorijas. Gal ir per kitų istorijas, bet ne tik. Vat, man norisi kažkaip visgi suvesti, nes vat, yra tas pavojus. Sakyti, va, mano gyvenimas pasikeitė. Iš tiesų, aš kai į save žiūriu anksčiau ir kai žiūriu dabar, tai man nu, realiai kaip du tokie skirtingi gyvenimai. Bet va čia yra labai tokia pagunda nuvertinti tai, kas buvo, nes realiai, vat, kai tu pradedi keisti profesiją ir gyvenimo kelią, kai tau 50, būtent tuomet aš pradėjau keisti, atsiranda truputėlį toksai skubos momentas. Tada vat, atrodo, norisi visko labai daug. Gali būti, kad visi tie mano mokslai irgi yra susijęs su tuo, kad aš skubu. Aš neturiu tiek laiko, taip, kaip vat, jeigu man būtų 20, aš pradėčiau savo kelią 20 ir aš taip tada keliaučiau savo po truputį, neskubėdama kaupčiau patirtį. O dabar yra, atsiprašau, Nieko baisaus. esu dar ir šiek tiek peršalus, tai jau tas balsas kartais padeda. Va, tai tiesiog atsiranda truputėlį tokia panika, kad aš turiu suspėti, kad aš esu kažkokia nepakankama, nes man 50, o aš esu naujokė. Toksai, nu, toksai diskomfortiškas jausmas viduje, tarsi aš turiu labai daug patirties gyvenimiškos ir staiga, bet dar ir aš esu naujokė. Bet man tai daug ten įkvėpimo, bet, pažiūrėjau, aš atliepsiu, aš galvoju, kai ateinu mokytis kažkur, ne, ir 50 metų yra, nu, nėra daugumos, ne, vis tiek yra galbūt jaunesnė, ten 30, 40, bet aš jaučiuosi, žinai, fainai, nes gaunas, kad labai susitapatini su ta jaunesnėje karta, labiau jaunesniaisiais žmonėmis, nes tu pulsuoji tą pačią energiją. Nu, jie mokosi, jie pradeda. Galbūt aš daugiau turiu gyvenimiškos, kaip tu sakai, patirties, bet iš tikrųjų tai man toks kaip tik yra įkvėpimas, žaismingumas, nes aš jaučiuosi visada jauna. Nu, ta jaunystė šalia kvėpuoja, ne? Yra tas niuansas, beje, vat aš turėjau dovaną tą niuansą turėti ir savo žurnalistiniam darbe, kadangi į žurnalistiką vis jaunėja. Ir ten atsiranda labai daug jaunų žmonių. Ir va ta karta, nu, aš visada pulsavau ją. Ir man tikrai, nu, buvo labai priimtina. Man nebuvo to, ai, tai jie čia dar tokie. Taip, bet ką aš norėjau dar pabaigti mintį savo apie tą vat sujungimą. Vat, ir iš tiesų aš gyvenau vat su tuo jausmu, kad aš turiu labai skubėti, labai greitai, gal dar kažkokį reikia seminarą nueiti, gal dar kažkokius kursus, dar kažkokius mokymus, kad tikrai tai greitai. Ir atsimenu, buvo mano gimtadienis prieš metus ir aš irgi einu, visą dieną atidirbus po konsultacijų visai vakare ir galvoju taip, vat, kad jaučiu, nu, vat, viduje tokia užtikrinta ramybė. Ir staiga ateina suvokimas, kad o realiai tai aš nesu naujokė. Realiai tai aš nesu kažkokia tai mažiau turinti žinių. Aš
pro tokius gyvenimo variantus prasimaliau per savo gyvenimą, nes kažkaip tai to gyvenimas tarsi mane ruošia, kad tu vat ir šią patirtį patirk, ir aną patirtį patirk, ir aną. Ir aš dabar žinau, kaip žmonės jaučiasi. Aš tiesiog, jie man pasakoja ir jie irgi gali jausti, kad aš suvokiu, apie ką jie kalba, aš tai išjaučiu, kad jie nekalba kažkokiam ufonautui, kosmonautui iš kitos planetos. Ir va tai yra mano stiprybė. Ir kai man tai kažkaip tai pavyko išjausti, nesuvokti, tai yra vienas dalykas. Mes daug ką suvokiam, dažnai žmonės ateina, sako, aš viską suprantu, bet nieko negaliu pakeisti, nes nėra sujungimo su jausmu. Kai man pavyko tai išjausti, kažkaip tai taip viskas susidėjo į savo vietas. Kažkaip tarsi ranka nuėmė tą tokį nuolatinį įtampą, kad aš turiu kažką pasirodyti dabar. Aš turiu maksimaliai parodyti, kokia aš kvalifikuota. Taip. Tas yra, iš tikrųjų, yra tas. Bet tu sutik, kad tai irgi normali būsena, kai tau 50 metų ir tu supranti, kad gyvenimas neina atgal, o eina vis tiek į priekį. Ir gal tas suvokimas, žinai, kad gal tiek beliko, arba gyvenime nebėra ko prarasti. Jau 50 metų pragyvenai tą didžiąją dalį, sakykime, ne? Ir man, pavyzdžiui, labai lengva eiti irgi mokytis, pažinti, dėl to, kad aš suvokiu gyvenimo trapumą galbūt. Vat nuo 50 pradėjau suvokti visą širdimi, kad tai yra labai trapu. Tai yra trapu ir iš esmės dar, kad iš tiesų galbūt nusijama tikrai tie lūkesčiai uždėti mums visuomenės, kad aš turiu kažkur kažką atitikti. Beje, jaunoji karta irgi mus gali to pamokyti. Aš atsimenu mano sūnus. Jisai grįžo po bakalauro užsienyje. Aš kažkaip tikėjausi, kad jis, kaip ir planavo net iš pradžių, ir tikėjausi, kad jis toliau mokysis magistrą. Aš stengiausi jį išlaikyti, tam, kad aš išlaikyčiau, aš turėjau labai daug dirbti, tai yra tas mano gyvenimas buvo daugybė darbo vakarais, savaitgaliais, nes buvo įsitikinimas, kad aš tik sunkiu darbu galiu daug uždirbti. Ir staiga jisai man sako, žinai, aš nestudijuosiu dabar magistro, nes aš nežinau dar, ko aš noriu, aš savęs laboratorijoje neįsivaizduoju, 30 metų ar visą gyvenimą, o gyvenimas yra per trumpas, kad jame darytum tai, kas tau nepatinka. Ir man buvo, vau, neturėjau ką paprieštarauti. Jo, čia gerai, ne? Kad mūsų vaikai yra tikrai mokytojai ir kita vertus, aš galvoju, kad jaunimas šiai dienai yra daug suvokesnis galbūt, nemoku pasakyti, kažkas kitokio yra nei mano kartoje, mūsų kartoje, ne? Mes kažkokie tokie, nežinau, pasimetę ir įpakuoti į tą kitų poreikį, ne? Kitų poreikius labiau atliepti nei savo. Mano dukra šiandien irgi ar vakar pasakė tokius žodžius, kad aš taip supratau, kad nenori, griežtai ir tvirtai žino, kad aš ten neinvestuosiu savo sveikatos ir nedarysiu tai, kas man nepatinka. Ir aš irgi taip šiandien pagalvojau, wow, žinai, kai 16 metų mergina jau gali atstovėti savo poreikį, tai yra neblogai. Gal man nepatinka kaip mamai, ne toks lūkestis yra, bet kita vertus pagalvojau, kad tai labai stipru. Nes bus iš ko atsiremti jai, ta stiprybė, vidinis stuburas vadinasi yra ir aš pagalvoju, viskas čia su tuo yra labai gerai. Ir kas dar man, ką norisi pabrėžti ir gal net paskatinti žmonės, kurie mąsto apie tai, kad gal aš norėčiau kažką keisti savo gyvenime, nors atrodo jau pensijai ruoštis reikia, tai pagal standartus pase. Kai pradedi kažką naują, tai tiek duoda energijos, tiek pakeičia mąstymą patį, atveria ir parodo daugiau galimybių, kad tikrai nusijama daugybę metų
kurie yra pase, taip, kaip mes vadinam, taip, bet tas biologinis amžius jau nebeturi jokios reikšmės, nes jau dabargi ir moksliai yra sakoma, taip, kad biologinis amžius gali būti labai vairuoti ir tai labai dažnai priklauso nuo mūsų mąstymo ir gyvenimo būdo. Kad gali būti 30-metis, o jo biologinis amžius būti 50 ir gali būti 50-metis, kuris eina pagal biologinį amžių ne pirmyn, o atgal. Tai va. Taip, ir net yra darytas tyrimas su neuroedukacijos metodika, tas girdėjusi taip, kad kur matavo telomerus ir yra, kur telomerai, kurie rodo amžių realų biologinį, užsiemant tam tikrom veiklom, jie atsistato, taip, jie trumpėja mažiau, vadinasi, mes einam ne senyn, o O jaunyn. jaunin, va, kaip fainai. Jaunin. Oi, kai reikia su tavim daugiau pakalbėti, tai tu čia įpūsi mums Tai va, visiems tos šitoj jau. vietoje aš jauna jaučiuosi. Tikrai, kai aš pradėjau mokytis, nes va, aš studijuoju universitete, kur kai kurie mano bendramoksliai jaunesni už mano sūnus abu. Bet kažkaip tai normaliai iš pradžių buvo tas toks jūs, kol aš pripratinau, nu gal vadink mane tu. Kažkaip mes lygios šitoj vietoj, taip esam. Ir kažkaip dabar jokio tikrai nejaučiu nei dėl amžiaus kažkokio išskirimo savęs, nei kažkokio požiūrio kitokio. Tikrai, bet o tai duoda tokį tikrai, kad, nu, tokį jaunystės eliksyrą realiai. Taip, taip, taip. O vis tiek žmogus jaunesnis, gal jisai turi tos fizinės energijos daugiau, ne? Bet kita Taip, taip, vertus, taip. jeigu masto kiti, žinai, kita vertus pagalvos, vieni kaip 60 metų dėdukai masto, nu, ta prasme, tokiam lygiai. Bet fizinis kūnas, tas fizinis aktyvumas, tai jo, ten yra daug energijos. Tai mums gerai, mes galim tiesiog savo nebūtinai fizinių kūnų tos energijos tiek pajausti, ne, bet tokiu, vat, to kitų protinių širdies, to vedimo labiau klausytis ir jaunystę sugerti kitaip. Ir žinai, aš pavyzdžiui tavo atliepsiu, kadangi aš irgi kelionę pradėjau 49 metų, tai aš dabar galvoju, kaip čia yra. 49 metus buvau labai aktyvi, labai daug energijos turėjau ten ir zumbą, ir fitnesą, ir tiek tokią sprogstamą energiją visada nešiojaus. Ir galvoju, tikėtina, kad aš nežinojau, kaip kitaip ją panaudoti. Va toks įspūdis, kad kažko neturėjau. Bet ta jaunystė buvo dėl to, kad mano šokėjai buvo jauni, todėl kad tas kontingentas supo mane labai apie jaunumą, problemos tokios apie jaunystę buvo, žinai, visada daug vaikų, visada moksleivių. Bet man jaunystė, žinai, tada, kai pradėjau eiti tuo sąmoningų keliu, vat, į jogos mokytojų kursus pradžioje išėjau, tai man atvėrė, žinai, Inga, tokį suvokimą, kad man gyvenimas prasidėjo tik nuo 50. Tai toks vidinis, vat, jaunystės, tas širdies vedimas ir netgi proto, galvoju, aš kaifuoju nuo to gyvenimo. Vat 5 metai aš tiesiog mokytis, kaip aš galvoju, nežinojau, kad man patinka mokytis. Nu, man patikdavo, bet toks įspūdis, kad nu gal ne tai mokinaus arba ne tą, nes visada norėjau teisę studijuoti, visada norėjau irgi psichologiją, bet man sakė, tu labai gera choreografė ir tu nejuokauk, tu tik eik kurk, šok ir taip toliau. Ir matai, vis tiek aš galvoju, kaip tu sakai, gyvenimas vis tiek atveda per aplinkui iki tam tikros. Nes jeigu aš sportavau ten, sakykime, pilates, fitnesą, tai vis tiek yra su sveikata susieta. Ir per kažkokią tą kryptį, va, per sveikatos, per kūno pajautą ir vis tiek dajau, nors aš galiu pajuokinti, va 45 metų kažkas klausė mane, sako, tai tu, Inga, nežadai jogą, pažiūrėti, studijuoti, apsimokyti, o aš kikendavau, sakydavau, į jogą, tai niekada, nebent aš jau eisiu tada, kai galėsiu ramiai gulėti, nieko neveikti. Ir va, įvyko, kaip įvyko. Ir pasirodo, būtent joga sutvarkė visą mano, ne tik, ta prasme, vidinį pasaulį, bet sutvarkė ir mano fizinį. Dar stipriau ir dar geriau. Ir aš tai praktikuoju iki pat dabar, ištisai, kiekvieną dieną.
Tai aš galiu pasakyti, kad tikrai, vat, kaip paantrinsiu tau, kad ta jaunystė yra kažkoks širdies vedimas labiau nei suvoktas, nu, tam skaitmenyse arba pase parašyta data. Ir kas, nu, va dar, va, vienas man buvo toksai suvokimas, kuris man irgi atrodo svarbu žmonėm, kurie galbūt pradeda savo irgi paiešką, kelią, išdrįsta, taip. Kartais atrodo, kai tu kažką tai pradedi naujo ir vat atsiskleidžia ta laimė, atsiskleidžia tas kitas gyvenimo kokybė, ta kita gyvenimo džiaugsmas. Atrodo, kur aš buvau tuos visus metus, taip? Kodėl vat aš jau anksčiau galėjau prieš 10 metų va taip gyventi, taip? Ir prasideda savigrauža. Tai va šitoje vietoje aš ir pati praėjau tą etapą ir kol supratau, kad iš esmės, nu, ir ne tik supratau, bet vėlgi ir išjaučiau. Aš ir vat stengiausi save mokyti išjausti ir kitus, kad, nu, tai aš tai galėjau padaryti tuomet, kai galėjau padaryti. Bet viskas yra savo laiku, nes kai viskas vyksta savo laiku, nu, vat irgi ką pastebėjau, kai prasidėjo mano pokyčiai, aš savo žurnalistiką keičiau, nu taip, nedrastiškai. Aš neturėjau jokios finansinės pagalbės ir iš pradžių miksavau veiklas. Iš pradžių būdavo neuroedukacijos nedaug, tai po truputį aš ją didinau. Galiausiai jos padaugėjo tiek, kad aš jau pradėjau sproginėti. Tai yra, kad jau, nu, tiesiog pervargdavau, nes dieną žurnalistika, o beje tai irgi veikla, kuri dažnai atrodo, kad tik žurnalistai tik kalba ir nieko neveikia. Kad tai yra, nu, daug resursų reikalaujanti veikla, nes nuolat smegenim turi dirbti. Ir nuolat daug investuoti savęs į tai. O vakarė arba savaitgaliais turėdavau ar konsultacijas, ar grupės. Ir tada pradėjau galvoti, gal jau reikia susimažinti etatą. Labai buvo baisu, siaubingai baisu, nes mano pamatinis įsitikinimas, kad aš galiu dirbti tik tai samdomą darbą, nes aš neturiu kitokių gebėjimų. Ir kažkaip tai išlaukiau, užsiminiau. Ir šiaip paprastai darbuose tai kaip būna, kad arba tu pilnu etatu dirbi, arba eilėje jau laukia į šitą vietą. Taip, nepatinka eik. Ir sako, gerai, staiga. Sako, gerai, tai o kiek dienų tu nori dirbti, tai tu pagalvok, pasirink. Aš didelėm akim galvoju irgi dėlioju, tai dabar ar tiek dienų, ar tiek, o tiek baisu, o jeigu aš neuždirbsiu, tai aš ten dėliaujusi, savo baimėm bandžiau susitarti, susidėliojau. Po kurio laiko ir tada vėl viskas kažkaip normalizavosi, kurį laiką aš taip dirbau, kurio laiko pradėjo neuroedukacijos dar labiau daugėti įvairių konsultacijų ir tada jau galvoju vėl nebetelpa ir reikia galbūt išeiti. Dar prieš tai, beje, jo, dar vat, įterpsiu tą tokį intarpą, kaip vat, viskas ant lėkštutės būna atnešama. Kai aš baigiau mokymus dirbti su žmonėmis, iš pradžių aš juk neturėjau jokių klientų. Irgi buvo ta baimė, o kaip dabar, kur jų gauti, kaip čia skelbtis, ar tikrai galiu, tai, o kiek pinigų imti, tai apskritai ar galiu aš pinigus imti, taip, ar aš tikrai čia kažką duosiu, aš tik tai mokausi, taip. Ir atsimenu, buvo naujieji metai, sausio 1, prisijungus prie grupelės tokių žygių, tiesiog saviveiklinė grupelė eina kompanija į žygius savarankiškai. Vieną kartą su jais buvau ir ten metus ar pusmetį nebuvau visiškai. Ir jie vat vėl skelbia, šiandien vat einam va čia į žygelį netoliese, keliom valandom. O tenai drėgna, sniegas, aš tokiu metu visada būnu tokia truputėlį kosinti. Galvoju, bet reikia padaryti, ko aš niekada nedarau gyvenime. Šiaip tai vat logiškai, tai oi, ne, man reikia pasaugoti sveikatą, ten ir taip toliau, ir šiaip. Ir nuėjau šitą žygį ir ten sutikau savo seną
jaunystės draugė, su kuria mes pradėjome eiti saviugdos keliu kažkada, tai daug apie tai kalbėdavom. Jinai dirba psichologė ir jinai išgirdo, kuo aš dabar užsiemu, sako, o, kaip smagu, kaip gera girdėti, kaip įdomu. Žinai, pas mane tų klientų per daug, aš tau atsiųsiu. Įsivaizduoju. Va, ir tada vat, atėjo tie pirmieji mano klientai. Dabar jau ateina iš lūpų į lūpas, taip jau yra rekomendacijos, jau yra įdirbis, bet vat, aš gavau tuos pirmuosius klientus, nu atrodo, taip vat, net aš taip sėdžiu ir galvoju, už ką aš nenusipelniau, už ką man toks gėris iš visatos. Tarsi, nu, vat, begalinis dėkingumas, nuostaba didžiausia, taip, ir tuo pačiu tas toks sumišęs su tokiu, ar tikrai aš verta viso to gėrio, taip. Bet Tai va, kaip... tada vat pradėjau daugėtų klientų ir vėl tada galvoju, nu viskas, aš jau su darbu nebesusitvarkau, tada aš dar įstojau į medicinos fakultetą ir ten yra dieninės studijos, aš jau galvoju, viskas, tikrai nesuderinsiu, reikia išeiti iš darbo. Ir staiga gaunu žinutę, vat, mano viršininkė tiesioginė sako, žinai, pas mus etatų mažinimai, čia mus mažina visus. Ir pirmiausia, aišku, į tave tas dėmesys, nes tu tik pusę etato dirbi ir jinai taip pristatinėja man su tokiu grauduliu, man labai gaila, čia ne mano sprendimas, tu labai svarbi, tu labai gaila tave būtų prarasti, bet vat yra vat iš aukščiau toksai, aš tokia, nes dar išmokėjo kompensaciją. O aš po mėnesio jau planavau pasakyti, kad aš išeinu. Tai kaip gražiai viskas dėliojasi, ne? Ir man užstrigo dabar tas, reikėjo padaryti tau kažką kitaip negu įprastai. Ir tas kitaip žingsnis padarytas, kažkokia turi toliau seką gyvenimo, ne? Kas po to vystosi, kas įvyksta. Nu jo, labai įdomu, labai įdomu. Va iš tiesų, va tas kažkada, va aš praėjusius tos savo metus įvardinau kaip drąsos metais. Nes iš esmės pradėti va, padaryti kitaip, va ryštis, va imtis kažkokios kitos veiklos, netgi skelbtis kažkada buvo nu, didelė baimė. Taip, tai yra, nu, va, iš tiesų, kiekvieną kartą aš susidurdavau su didelė baimė. Bet aš pasisveikindavau su ją, sakydavau, aš tave matau, bet aš einu toliau. Ir va dėl to va, aš pavadinau drąsos metais ir va tos, kad tai, ką aš iš baimės sakydavau, kad niekada nedarysiu, tai na, šią baimę mūsų kalba, tai mes užsidarom. Aš padarydavau kitaip ir visada gaudavau atsaką. Ir va tas atsakas tikrai va būdavo visada. Tai nesakau, kad lengvas tas kelias, taip, kad kai čia kalbam, tai atrodo taip viskas raudonas kilimas patiestas, rožėmis nuklotas, tave čia visi laukia. Iš tiesų taip nėra, tai yra daug įvairių dalykų, yra daug iššūkių, yra, bet kai yra tikėjimas, taip, kai man tikėjimas šiuo metu yra tai, kas man padeda. Taip, iš esmės aš tikiu tuo, kas man padeda. Bet nebeturiu to, kadangi mano pasaulėžiūros per gyvenimą daug kartų kardinaliai keitėsi, pas mane nėra užsifiksavę, kad tos absoliučios tiesos. Nu, vat kuo aš tikiu, kad tai yra absoliuti tiesa. Aš tikiu tuo, kas man padeda. Taip, va čia labai gerai. Šiuo metu man padeda tiesiog, kad pasitikėjimas, kad kažkaip viskas susitvarkys. O tu gali, Inga, kažką, pavyzdžiui, pristatyti žmogui kokią praktiką, tikėjimą, ar kas gali žmogų pagelbėti, kai įvyksta kažkokia labai didelė nelaimė, kai įvyksta kažkoks praradimas, ten skyrybos, mirtis, palaidojai. Ar yra toks dalykas, nu, kad padėtų žmogui išbūti tame?
ką galima pritaikyti, nes kita vertus, aš galvoju, aš irgi labai daug visko žinau, labai daug knygų turiu ir kai susiduriu pati su kažkuom, klausiu savęs, Inga, tai kokią praktiką dabar žadi pritaikyti? Ir niekas kažkaip nelabai ir gaunasi pačiai. Todėl, kad, nežinau, visada atrodo paprasčiau, kai yra kitas žmogus ir tas, kuris nedalyvauja tame procese, ypatingai, jisai kaip ir stebėtojas, tas, kuris nuskaito tave, ne, vat kažką. Bet, aišku, yra dalykų, kuriuos, minimaliai, bet gali kažkaip padėti savo lengviau jaustis. Gal tu gali pasidalinti, va tu vis tiek turi didelę praktiką, dabar dar ir šokio, judesio terapija, ar galima kažką į savo tą kasdienybę įsivesti kaip po kažkokį palengvinimą? Būtų tokį čia gilų, rimtą klausimą uždavėjai, taip, kuris iš esmės, vat, ir ką tu įvardinai, iš tiesų šiuo atveju tikrai labai verta ieškoti žmogaus, su kuriuo, kuris gali tiesiog pabūti, taip, nes kai mes įkrentam, yra labai sudėtinga iš to išlipti. Aš atsimenu, kai aš dar netgi tų praktikų daug neturėdavau dar prieš tą mano virsmą didįjį. Aš buvau toks labai emocingas žmogus. Emocingas ta prasme, kad įkrisdavau emocijas ir juose galėdavau labai užsibūti, nes, nu, kalbant apie tos, vėlgi, tas mūsų pasąmonės programas, taip, tai irgi čia greičiausiai suveikia, kad va, tas va, jausmas, įsitikinimas, kad kai aš emocionuoju, tai va tada aš gyvenu, kai aš jaučiu, tai aš gyvenu, taip, ir tada reikia maksimaliai, jeigu jau skauda, tai maksimaliai, jeigu aš verkiu, tai maksimaliai, taip. Ir tas labai vargindavo iš tiesų ir mane, ir aplinkinius. Ir aš, va, tas pirmasis gilinimas į save, realiai aš atsigręžiau save taip labai aiškiai, kai turėjau 3 nepasisekusius santykius, vieną po kito. Ir iš tiesų, kad iš pradžių vat, ieškodavau išoriai, o po to jau atsigręžiau save, kad jeigu kartojasi, tai kažkur tai čia nekalti tie vyrai turbūt. Tai va, tuo metu man labiausiai padėdavo galbūt tiesiog matymas tų emocijų, vat, kažkoks stebėtojas, kaip kam yra priimtina. Vat, kad tarsi aš save šiek tiek aš ir dalyvauju tame procese, taip visą ten raudu, taip. Ir tuo pačiu aš save stebiu, bet stebiu ne tai, kad, čia maždaug, kiek tu čia dabar sėdės, tai gal susijimk, taip. Ne, aš stebiu su ta atjauta, kad aš leidžiu būti tai emocijai. Ir tuomet ta emocija kažkaip tai gaudavo prasme. Jinai įsiprasmindavo ir natūraliai amplitudė mažėdavo. Tai va čia toks paprastas būdas tiesiog leisti, nes mes labai dažnai tos emocijos užgniaužiam ir jos po to sprogsta dar labiau neadekvačiai, kaip sakoma, lygioje vietoje. Taip? Tai jeigu aš leidžiu jai būti, aš su ja nekovoju, nes kovą mes visada pralaimėsim. Jeigu mes priemam, pasiduodam, kaip aš sakau, pasiduoti, ne ta prasme, kad rankas taip, bet su priėmimu pasiduoti. Tai tuomet natūraliai emocija juk yra tik tai tam tikro krūvio ir tam tikro stiprumo apimties energija. Iš esmės impulsas smegenyse, cheminių procesų metu išsiskirianti energija, jeigu fiziologiškai, taip. Nieko čia mistiško nėra. Ir jinai išsibaigia tą energiją. Tai jeigu mes su ja nekovojam, neuždedam minties, nesureikšminam jos, kaip ir nepamaitinam, taip, jinai natūraliai baigėsi. Daug greičiau. Ir vat esu tą pastebėjus. Kalbant dar apie ką dar galima daryti, tai man tikrai, kai aš atradau judesį, man padeda judėjimas. Kartais netgi yra gerai pakeisti pozą. Elementaru tarsi, taip?
bet tai suveikia, nes netgi vat, mažojo pirščiuko judinimas smegenyse užveda didžiulius procesus. Tai mums atrodo, kad čia mes nieko nedarom, tik tai o smegenys dirba pilnu pajėgumu. Ir vat aš esu, pavyzdžiui, vat aš pajaučiau, kad mano vat, pečiai susigūžė. Taip, vat, aš vat, galvoju apie kažką tokio vat, nemalonaus, taip aš esu nemalonioj būsenoj. O aš paieškau vat, kažką, vat, galbūt aš pasuku pečius, galbūt aš ištiesiu rankas. Ir jau kažkas pasikeičia. Beje, vat, viena klientė man dalinosi. Mes vat, irgi atradom judesi tą vadinamą inkarą, kurį jinai gali prisiminti ir naudot, kai užsidega. Jos problema, kad jinai, vat, kai išgirsta kritiką, jinai užsidega ir agresyviai pradeda elgtis. Ir jinai, vat, sako, vat, aš ir naudoju. Vat, aš tik tuos pečius, o taip padarau. Ir jau kažkur tai aš jau savy. Tai yra va, tas pozos pakeitimas, kūno įjungimas, jis leidžia grįžti į save. Emocija mus iš savęs ištraukia ir vat, mes kaip lavina, kaip upė, mūsų nebėra. Yra labai svarbu rasti savo tinkamą būdą, kaip grįžti į save. Tokie vat, paprasti, bet jie kaip simptomų nuėmimai. Taip, o jeigu jau... Taip, jau gilio ten nėra, bet bent ta pirminė pagalba savo. Aš dar pasidalinsiu, man netgi padeda dažnai malda, susikoncentruoti į maldą ir kažkokį tą tikėjimą, tą visatą ar dievų, kas kaip nori tokią maldą savo pasakyti, tai irgi kažkaip mintis iš karto nukreipi į kitą momentą. Ir čia praeitą kartą pabandžiau irgi tokią praktiką pasidaryti, nes reikia čia, aišku, stebėti save. Ne kiekvienas žmogus įkritęs į jausmą geba iš to jausmo save dar išsitraukti. Čia kaip Miunchausenas iš tos balos už kupros ir išsitraukia. Taip, nes keičiasi iškart mąstymas, jis toks tunelinis. Taip, tai aš irgi taip galvoju, matau, kad akis į žemę, tai yra, jeigu jūs jau leidžiat akis į žemę ir ieškot kažko po žemę, tai jau į jausminę dalį nueinat ir ten jau gyvena jūsų patirtis buvusios kažkokiu tai aspektu, cheminiu pavidalu ir taip toliau. Tai ką reikėtų greitai daryti? Jeigu tik pajutot, kad jau akis žemyn, vadinasi, einat į tą kažkokį jausmą nelabai malonų, keliat akis į viršų, ir sakot labai pozityvius savo dalykus. Nesvarbu, nors tai būtų nesąmonė. Aš ten angelas, aš karalienė, aš stipri, aš laiminga, pradėkit dainuoti. Ir žinai, ir kūnas toks gavosi, kad mano kūne toksai truputėlį nesusipratimas. Žinai, važiavom, toks, o kur dabar? Okei, tada važiavam. Ir pakito mano emocija kardinaliai. Toks labai greitas toksai labai pokytis buvo. Sakau, kažkoksai sąstingis ir tada taip, vos neįdaina ir tada pradėjau dainuoti, jau viskas gerai, bet reikia pagauti save, bet žinai, turbūt žmogui... Tai yra, tai ir yra menas, pagauti. Čia, tu pasakoji, aš beje prisiminiau, dar tokią pozą, irgi tą galvą užversti šiek tiek, bet žiūrėti maždaug horizonto lygį ir aš pasitikiu pasauliu, šitoj pozoj. Atrodo, irgi, pasaulį. Visas pasaulis man, taip? Nėra lengva, kai net su žmonėm, manau, kad ir tu tą patį turbūt kartais duodi pratimą parašyti savo stiprybės, ko aš didžiuojuosi, ką aš savį vertinu, ką aš tikrai drąsiai galėčiau pasakyti kitiem, kad tai yra mano, tai yra geras dalykas man. Yra ir žmonės, neparašo, taip, tai tas toksai, ar tikrai verta visą tą girdėti apie save, kad ne, tai daugiau į tai, kas yra blogai mato, taip, ir pasaulį, ir savį. O kodėl mes taip linkę visi, pavyzdžiui, eiti į tą savęs suvokimą iš neigiamos pusės? Iš tikrųjų, mes lyg toks įspūdis, kad savęs su ta rykštele dar labiau plakam. Negana, kad išorė plaka tave vienaip ar kitaip, tai dar tu pasiemi ir dar daduodi, tipo, kad skaniau būtų. Bet aš visada, man toks klausimas, kodėl mes taip, iš kur pas mus tas įprotis eiti būtent tuo keliu?
O ne kaip tik sakyti, ne, aš gera, aš protinga, aš galiu. Nu, vat nėra pas mus tos jėgos. Nu, taip, nes iš esmės tai yra kaip ir išlikimo mechanizmas, taip. Nuo senų laikų jisai mum įdėtas yra. Iš esmės tai yra mūsų smegenų savybė, visiškai Saugoti, ne, ir fiziologinė. Taip, apginti. kad mes turi, kad nuo seno tiesiog ir reikėjo matyti, kur yra pavojus, kas yra blogai, taip, kad galėtų žmogus apsisaugoti. Bet dabar mes gyvename, vat vyksta virsmas. Vat daug dabar įvairių specialistų ir astrologų ir kitokių kalba apie tai, kad nu, vat, keičiasi eros, keičiasi vertybės, keičiasi tai, kas rūpės žmogui, taip. Ir kad mes jau galim tikrai gyventi, taip, o mes vis dar išgyvenimo režime. Ir va, tas įprotis yra ir su savim. Nu, iš tiesų, nu, ateina žmogus ir sako, vat, man, vat, aš noriu vat, pakeisti tą, aną, trečią, penktą, man vat, tas dar nepatinka, va, su tuo noriu patirti, su anuo, su dar kažkuo. Nu, aš sakau, kada gyvensi? Gausi dirbti. Jeigu nuolat saviknaisiosis, taip. Iš esmės, nu, terapija realiai, nu, vat, aš visada sakau, prasideda nuo to momento, kai žmogus pradeda atsigręžti į savo stiprybės, savo stipriasias pusės ir kai pradeda norėti save priimti su visom silpnybėm, o ne va, tas dalis dar labiau stumti. Tai gaunasi, kad mes iš integracijos atėję į terapiją norim dar labiau dezintegruotis. Tai Nu, mes norim būti esmės ir tobuli. tai nėra paprasta, nes antiek tai yra mūsų smegenyse. Tai, vat, kad aš turiu save kritikuoti, nes kitaip aptinksiu, neauksiu, taip. Mhm. Tas tai tikrai, jo, kad būtinai reikia uiti save, nes... Taip, nes kitaip tai, nu kas, čia nieko nebus, taip. Mhm. Tai aš pagalvojau, tai būtų visai gražu pasaulyje, kad mes pradėtumėm vienas kitą matyti ir galbūt vienas kitam šypsotis ir to būtų jau pakankamai, ne, kad to pozityvumo ir to gerumo pamatytumėm. O jeigu dar praeiviui pasakytum komplimentą, tai turbūt irgi augintum sparnus ne tik kitam, bet ir savo. Ir aš šiandieną pasidalinsiu, išėjau pasivaikščioti irgi Mažeikiuose, Pavenčiuose, palei upę Venta. Pramintas takelis, atrodo, einu, dūsauju irgi ir eina žmonės. Ir taip gera paliko šiandien, todėl kad kiekvienas praėjęs pasakė labas rytas, kiekvienas praėjęs kažkas nusišypsojo, kažkas su kažkuo apie šunį pasišnekėjom. Ir va ta bendrystė, žinai, kad tu neini vienas pats ir nesuvoki pasaulio, kad tu tik tai vienas pats ir esi va toksai kažkoksai keistuolis, nepritapęs ir taip toliau. Ne, kai mes suvokiam save visumoje, ne, tame kontekste, kad visas pasaulis ir esu aš, kad tas, kuris eina ir ten manęs yra, ir tas, kuris šunį vedžioja ir ten manęs yra, nes mes taip sąveikaujam, ne, vienas su kitu. Ir man taip gera paliko, žinai, nuo to labas rytas. Tiesiog eini, žiūri, į akis pakelia. O taip kiti žmonės eina, vat net nepakelia akių, atrodo kaip kalti būtų, nors manęs net nepažįsta, žinai. Tai jo, gražu. Bet ir atrodo toks paprastas dalykas, kaip jisai šildo ir kaip jisai atveria ir transformuoja. Labas rytas. Jo, labas rytas. O jeigu, Inga, įsivaizduok, jeigu vieną rytą visi atsidarytų langus ir garsiai pasakytų visame mieste: labas rytas. Įsivaizduoju. Manau, kad būtų visatos sprogimas adekvatus, kaip susidarė mūsų galaktikai, kažkas įvyktų naujo. Oi, Inga, bet čia tokia mintis gerai, aš galvoju, reikia paskelbti tokį dalyką, o gal atsirastų daug žmonių, kurie būtent tokią valandą atsidarytų savo langus. Ypatingai, žinai, kai būna pavasaris, kai ateina, ir įsileisti vat, su tuo labas rytas vienas kitam pasakyti. Nu, atrodo, žinai, tam pozityvumui, nu, nereikia daug. Reikia tik tai vieno žmogaus, nuo kurio vat, visi kiti kažkaip, kaip tos ląstelės, vienas stumtelės ir jos pradės tiesiog vieną kitą šnekint. Tai aš iš tikrųjų tikiu, kad pasaulis link to ir eina.
Bet aš visą irgi vat, pati tą praktikuoju ir galiu ir pasiūlyti, kam atsišaukia. Iš tiesų, kiekvieną rytą, pramerkus akis, iš pradžių tai reikėjo persiorientuoti, save treniruoti, kad aš pasakau labas rytas dieną. Mano diena, labas rytas, pirmiausiai pasakau. Ir tada galima pridėti dėkingumą, galima nepridėti to dėkingumo, bet esmė yra jau, kad tas vien labas rytas yra pasakymas, kad aš priemu tave, aš pasiruošus tavo dovanoms. Ir va, tas irgi koks nusiteikimas, taip, kam aš pasiruošus. Ai, kas čia manęs laukia, vėl tą darbą, dar kur nors, kažkas šiandien, o šitą dar reikės padaryti, kaip nenoriu, taip. Ir, na, o kokių dovanų man pasiūlysi šiandien? Jo smalsumas ten toksai, žinai, nuostaba, o kas šiandieną manęs laukia? Jo, su ta energija, jeigu mes gyventumėm, kita vertus, aš pagalvoju, mes ir šeimose galėtumėm jau tai integruoti kažkokiu būdu, netgi suvokus, kad kiekvienas rytas tai ir yra nauja gyvenimo pradžia, savotiška nauja gyvenimo pradžia. Ir žinai, kai tau atsibunda tavo šeimos nariai, juk mes nesuvokiam, kad jie gali ir neatsibusti vieną rytą. O labas rytas ir kad... Ir mes galim neatsibusti vieną rytą. Ir mes galim neatsibusti, taip. Tai gal tas pasakymas labas rytas tai ir būtų tas suvokimas, kad ta diena šiandieną yra labai ypatinga ir labai svarbi. Ir dėl manęs, ir dėl tavęs. Žinai, šitoj vietoje, va irgi aš kartais save pagaunu, kai labai užsisuku kažkokiam savo skubėjime, savo funkcijose, kurių mes ten daug turim, o aš kai turiu dar tiek veiklų, tai ypatingai daug ir kartais atrodo jau kažkur esi, kad toks automatų, robotų darai viską. Ir tada aš, kai tik pagaunu šitą būseną, jeigu pavyksta, sustabdau save, palauk. Dabar, jeigu tai būtų, nu, vat, paskutinė tavo diena, arba vat, tu va dabar atsistok į tą vat, savo pabaigą ir pažvelk į save dabar, iš tos perspektyvos. Ar tau patiktų, ar tu nori va dabar va šitą vat momentą vat pragyventi šitoj būsenoj? Ir tada man iš karto tai viskas susistato. Nes labai aiškus kontrastas pasimato, kas yra iš tiesų svarbu. O svarbu va šitam gyvenime realiai tai patirtis, būsena, kurioje aš gyvenu. Taip, ir ta tokia džiaugsmo, galbūt tokio priėmimo, suvokimo, prasmės netgi, ne? Vat. Iš esmės taip, nu, tas gyvenimas nėra tik tai apie malonumus, taip, nėra vien tik tai apie džiaugsmą, jame visko yra ir po visų ir terapijų, ir saviugdų, ir meditacijų dažnai yra ta iliuzija. Taip, kad, nu, va dabar, kai aš jau susitvarkysiu, tai gyvenimas bus toksai jau, vien tik tai džiaugsmingas, taip nebus. Niekada, taip. Bet yra svarbu, vat, koks tavo nusiteikimas, kaip tu eini per tos iššūkius. Ačiū labai, Inga, labai iš tikrųjų smagu, labai daug įžvalgų, daug temų mes palėtėm šiandieną, ne? Tai ką norėtum mūsų žiūrovams pabaigai pasakyti? Pabaigai. Palinkėti savo gyvenime visada rinkti save. Kalbu ne apie tai, kad žiūrėti ten, vat, lipti per galvas, taip, dar nekreip dėmesio į kitus, nekreip dėmesio į savo vaikus, nesirūpinti ar dar kažkaip taip, bet iš esmės nuolat savęs, bent jau pratinti savęs paklausti, o ko aš dabar noriu, o kaip aš dabar jaučiuosi, o kas man dabar padėtų pasijausti geriau. Tai yra nuolat puoselėti ryšį su savim. Taip, Nes iš esmės mes esam, taip aš esu gyvenime savo svarbiausias žmogus, be manęs mano gyvenimo nebūtų.
Tikrai taip, Tai tikrai vat taip. tą brangenybę siūlau vat, save vertinti kaip tokią stebuklą, kaip brangenybę, kaip ir kiekviena kita gyva būtybė, taip, neišskiriant ne vienos, yra vertinga pati savaime. Tai va tave vertę puoselėti, Taip, iš tikrųjų, nu nuvalyti dulkes Ja, iš nuo savo tikrųjų, brangakmenio viduje. taip, tai gyvenimas yra mūsų viduje ir kaip mes matome, ką mes matome, kur mes esame, kokias mintis mintijam, tai ir yra viskas va čia va viduj. Tai iš tikrųjų labai gražus palinkėjimas ir aš linkiu, kad kiekvienas paklausę šito mūsų įrašo kažką atras dėl savęs. Bent jau labas rytas. Ačiū, kad pakvietei. Ačiū tau, Buvo Inga, gera. labai. Man Čia su irgi tavim pasikalbėti, tikiuosi, kad bus gera ir klausyt mūsų. tikrai bus. Gerai, ačiū labai tau už dalyvavimą, už sutikimą, už bendrystę, už tavo pasidalinimus. Ir ką, sakom, viso gero visiems. Viso gero. Iki.